ką tik įsiskyrėm su ministrė. Tai labai nemaloni situacija, į kurią pakliuvom, ir kalbant ir apie biudžetą, bet tai turbūt nepaslaptis, kad buvo paskutinis lašas pilnoje taurėje. Ir pati labai vertinu atvirumą iš visų ir reikalauju iš kiekvieno ministro to paties atvirumo ir atsakingo požiūrio. Ir labai norėčiau, kad visus iškilusius klausimus, ir tą deklaruoju kiekvienam ministrui, spręstume kartu, komandoje, bet ne per viešąją erdvę. Tai man labai gaila, kad mes dėję didelės pastangas, iš tikrųjų stiprinti gynybai, gavom tokį informacinį karą tarpusavyje. Tai labai dėl to iš tikrųjų apgailestauju. Bet su ministrė daug ką aptariam ir man iš tikrųjų kyla nemažai klausimų ir matyt man reikės daugiau laiko. Klausimų turiu ir dėl gynybos pramonės, ir dėl tam tikrų sąsajų. Jūs ne vienas kartą įrašėte apie sąsajų su verslu. Ir dėl to priėmiau sprendimą, kad gynybos pramonės failą perdodu kuruoti į lyderiaujančias pozicijas ekonomikos ir inovacijų ministerijai bei finansų ministerijai. Tai nuo šiol šitos abi ministerijos kuruos šitą failą.